Vakaro gatvė 4, Palanga. Tipinis projektas. Nuoširdžiausias ačiū Šarūnui, Mindaugui bei Viktorijai. Šitie 3 žmonės, tie 3 architektai visų pirma per 5,5 mėnesio sutvarkė infrastruktūros statybos leidimą, kas yra nepaprasta. Reikėjo dirbti su Palangos vandenimis, taip pat su Palangos savivaldybės darbuotojais ir su visais kitais kaip ESO, suderinimais, statybininkai mane supras. Visi tie suderinimai iki statybos leidimo užtrukome 5,5 mėnesio. Tai iš tikrųjų didelis ačiū ir pačiai savivaldybei dėl infrastruktūros sutarties, nes komunikacija, pats darbas vyko labai sklandžiai. Žinoma, po infrastruktūros sutarties mums reikėjo ir namo statybos leidimo, nes be infrastruktūros namo mes niekaip negalėjom gauti. Pagal šiandieninį ekonomikos variklį, sakykime taip, mes nusprendėme truputį mažesnius statyti, nes žmonės negauna didelių paskolų dideliems namams, nors žinoma, kiekvienas mes norim turėti didelės erdvės. Mes sugalvojame padaryti tik vieno aukšto, bet labai aukštas lubas, 3,25. Tai duoda šiek tiek daugiau erdvės. O į antrą aukštą aš ir pats pastebiu, kad žmonės į antrą aukštą su amžiumi nelabai laimingi vaikščioti į antrą aukštą savo namuose, sakykime. Tai kad Vakaro gatvė 4, Palanga, dar turime laisvų namų. Iki to laiko, kai jūs įsikeliate į savo naują būstą, nuo pradinės idėjos praeina tikrai daug laiko. Juk statybos tai ne tik kylančios sienos ar tinkamas stogas. Apie vidaus įrangą ir lauko gerbūvį net nekalbame. Tai jau vėlesnis etapas. Tačiau kai objektas ne vienas namukas, o visas mikrokvartalas, pasirengimui reikia dar daugiau laiko. Pripažinkime, ir reikalų iki realių statybos darbų yra išties nemažai. Tad šį kartą į Palangoje pradedantį kilti gintarinių vakarų kvartalą pasižiūrėkime iš architekto pozicijų. Statybos leidimo gavimas vėlgi, jisai yra ilgas etapas, kuriam reikalinga ir daug dokumentacijos, ir projekto dalių. Tai mes šitoje vietoje siūlom kreiptis į mus, kur mes galime sutvarkyti viską patys. Jums nereiks ieškoti atskirų projektuotojų, ieškoti dokumentų kažkokių. Ir taip gaišti laiką savo brangų, jūs galėsite užsiimti savo reikalais. Jeigu neturite patirties, šios procedūros gali kainuoti išties daug nervų ir užtrukti neprognozuojamai ilgai. Jūsų statybos leidimo gavimo sėkmė turbūt priklauso nuo jūsų sklypo. Pirmiausia, 90% turbūt atveju yra sklypas apriboja laisvę žmogui statytis namą. Dažniausiai jis yra per mažas, nes šiandienai žemė brangėja ir jinai brangsta, žmogus neįperka 50 arų 10 km nuo miesto, tai yra dažniausiai nedideli sklypukai. Pagrindinė tendencija dabar yra vieno aukšto namų ir jie net. Tai mes atsimušam į apribojimus, kurios sukelia sklypus. Tai šitoj vietoj ne tik pačios sklypo plotas, bet ir yra detalieji planai, užstatymo zonos, tinklų apsaugos zonos, kur mus tiesiog tą namą mažina ir mes netilpam. Tai šitoje vietoje aš visą laiką sakau, kad jūs pirmą man atsiųskite dokumentus, aš pasižiūrėsiu, koks jūsų sklypas yra tikrai tas namas, kurį jūs išsirinkote iš mano turimų projektų, telpa jums. Tai dažniausiai netelpa lieka. Reikia visą laiką pakoreguoti. Architektas atviras, jeigu namo išties norite konkrečiame sklype, nėra nieko neįmanoma. Tik projekto korekcijos ir derinimas gali užtrukti ilgiau. Įvairūs tinklai ir prisijungimo sąlygos, grunto tyrimai, topografinės nuotraukos, procedūrų daug, tačiau patyrus architektų komanda lygiagrečiai tobulina ir patį projektą ir tvarko dokumentų pusę. Pasak pašnekovo, tos tipinės procedūros gali užtrukti ir kelis mėnesius, ir daugiau nei metus. Su gintariniais vakarais tai buvo ne per seniausiai išimtas pirmas statybos leidimas dvibučiam gyvenamajam namui. Tas projektavimas prasidėjo vėlgi praeitais metais, buvo ten visokių niuansų, dar reikėjo ir kvartalinius tinklus suprojektuoti, infrastruktūros sutartį pasirašyti. Šitas etapas ganėtinai sėkmingai pavyko. Detaliajam plane buvo apribojimas, kad turi būti pastatai tik tai su šlaitiniais stogais. Šitoje vietoje ir gimė tas, sakykime, toksai konceptas, dvibutis su ilgu šlaitiniu stogu ir pristatyta terasa tarp stogų. Projektas to nesibaigė, laukiu aš iš užsakovo tolimesnių žingsnių, leidimų man tęsti projektą ir ten yra planas dar pirmame etape 5 dvibučiam. Iš viso ten yra 12 sklypų, tai mes
judėsim dar tam kvartalį ilgai ir dirbsim ten dar ilgai. Nors apie Lietuvos pajūrį norinčių statyti bendruomenėse sklando daug legendų, pašnekovas neslėpė. Bent jau Palangos ar Klaipėdos apylinkėse statybos vyksta ir vyks. Neringoje sklypų, kur gali atsirasti nauji pastatai, tikrai labai mažai. O jeigu šią vasarą važiuosite į Palangą, Gintarinių vakarų mikrokvartale prasidėjusius darbus jau pamatysite.